Sveiki, šiandien kraunamės krovininius transportus, važiuoju į sandėlį, važiuokite kartu, pažiūrime, kokių gerų pagalbininkų jūsų ūkiui, kaimui, sodybai mes atvežėme. Toro, Titan, Bull ir Bull Plus. Riedis LT, tavo laisvė judėti. Mūsų puslapyje rasite visas specifikacijas, o dabar varom į sandėlį. Čia, kaip matome, daug darbų vyksta. Čia gražuoliai Ride E Titan modeliai. Labai faini. Krovininiai 3 rūšių. Tai yra Titanas, va taip pasikelia. Galima išversti krovinį, o taip atrodo, jeigu uždarytas. O Toro yra 4 ratų. Štai tokie transportai. Aišku, dar nėra bortų, bet juos sumontuosime neužilgo. Ir gražus turėtų būti šviečiantis mūsų E logotipas priekyje. Jau laukiu, kada sudėsim baterijas ir išbandysim tiek Toro modelį. Dar domi kažkiek turime Dora modeliai ir kitokios spalvos Titanai. Puikiai atrodo, pilki taip pat. Dar bortai taip pat nesumontuoti jų. Juodos spalvos Toro. Toro juodos spalvos yra su didesnėmis baterijomis. 100 ampervalandžių. Atsisėdus į vidų, kaip tik kolega buvo atsisėdęs, 1,90 m su viršum ūgio. Sakė, jaučiasi puikiai. O, štai. Padarysime apžvalgą, bus pilnai parodyta apžvalga šito modelio, ką daro ekranas, USB pakrovimas, medžio imitaciją netgi turime. Pedalai taip pat patogus, yra palėtintojas. Matau nusiverčiančią sėdynę. Po jas slepiasi daiktadėžė. Ten yra įdėtas įkroviklis ir kažkokia dar papildoma įranga. Patikrinsime šiek tiek vėliau. Taigi nauji Ride E Toro, pilka spalva, juoda spalva. Tikri ūkio pagalbininkai. 4 ratai, didesnis variklis, o jeigu kalbant apie Ride E Titan, štai ir vaikai gali tilpti laisvai, tai čia yra 1 kW variklis, nebūtina registracija, 1 sėdynė, kas yra gerai. Šitas transportas turėtų būti veikiantis, tai to jau ir išbandysim, reikia įjungti elektros. Va, baterijos jau matau sudėtos. Įsijungiam radiją. Ispanų mokslininkai. Nu ir gerai. Eksperimente dalyvavusių žmonės, kurie kasdien išgerdavo bent 1 puodelį kavos, tyrėjai paprašė bent 3 valandas prieš tyrimą susilaikyti. Pritildome. Susukom vairą, šiaip vietos nedaug, matom yra keltuvas, pabandom ventiliaciją. Įsijungiau ventiliaciją, šiandien karšta diena, iš karto viskas kažkaip linksmiau. D, į priekį, pirma pavara, susukam, bandom važiuoti, tai važiuojam. Galinis veidrodėlis netgi yra, sveiki, puikiai. Nu, bandom važiuoti. Vau, kaip patogu. Be saugos diržo kaip ir be šalmo geriau nevažiuoti, kadangi čia jau yra mikromobilumo priemonė, bet irgi galima registracija. Jeigu norite užsiregistruoti, galite registruotis, nors nebūtina. 1 kW, 1 sėdynė ir 25 km/h greitis. Užregistravus 45 km/h greičio versiją. Žiūrėjom. Labai atrodo viskas kažkaip patogiai, minkštai. Išbandysim. Va, visiems priekabų važiuoja šiandien. Jaučiu, kad reikia imti į sodybą. Kaimo darbams 100%. 100%. 3 ratai yra patogu, nes apsisukimo kampas yra ypatingai geras. Va tokiose mažose vietose mes tiesiog apsisukam, o stabilumas yra puikus. Aš nejaučiu jokio. Čia yra mitas, kad 3 ratai yra blogai. Pusė Azijos važinėja su 3 ratais nuo ryto iki vakaro ir viskas yra tvarkoje. Ir pasižiūrim, kaip nusiverčia šonai. Pirmą, nusiverčiame galą, tada nusiverčiame šoną. Tai, viskas. Tada yra platforma, galima vežti ir 2 metrų pločio daiktą ir panašiai. Dabar pabandysim pakelti. Pakeliam. Galima pastatyti ir hidraulinę įrangą, kad pasikeltų automatiškai. Klausimas, ar to tikrai reikia. Va, dienos šviesoje, kaip atrodo baterijos, viskas tvarkingai, sujungta, mūsų vyrai padarė, nes baterijos atvažiuoja išardytos. Šitoje vietoje slepiasi valdiklis, pagrindinis kontroleris
galingas, maksimali galia iki 1,5 kW netgi, tai yra daug. Lingės, galime pasižiūrėti, kaip aš telpu į saloną, o telpu puikiai. Štai, telpu į saloną, nuimu rankinį, įsijungiu pirmą pavarą ir pasižiūrime, ar greitai išlėksiu. Ate! Na va, ir grįžome, išbandėme ir atbulinį bėgį. Jeigu labai reikia, privačioj teritorijoje, dviese, laisvai, keleivis sėdi, vairuotojas. Bet tam yra Toro modelis. O, kokie Toro. Naujos prekės, va taip atvyksta pas mus. Ar pažiūrim dienos šviesoje saloną. Gaila, negalim įjungti ledų šviečiančių. Taip norėjau tą raidę, tą derinom priekį ilgą ėjusų gamyklą. Va, dvi atskiros sėdynės, patogios, komfortas, reguliuojamas, sėdynių atsilenkimas. Daiktadėžė po sėdynę. O čia jau vėlgi ta ventiliacija, raktelis, lango apipūtimas, priekinis galinis bėgis, rankinis stabdis. Bortai dar laukia. Ratai tikrai pravažiuos pro visas negandas. Ir palėtintojas. Jeigu prireiks, yra palėtintojas. Daiktams, daiktadėžės, elektriniai langai, medžio imitacija, langų apiplovimas. Na va, liko paskutinis. Iškrauti iš konteinerio ir šiandien ramu, pirmadienį naujas. Dabar pademonstruosiu Bull modelius. O čia Riding Times, populiarus GT54, GT73. Bull 1 kW, didelis priekinis ratas, to skiriamės nuo visų konkurentų, o priekinis ratas yra ypatingai svarbus tokiam transportui, gera kaina, galimybė rinktis atvirą arba su stogu, su stiklu ir valytuvų modelį. Taip pat yra dvi spalvos. Viskas yra panašiai, didesni bortai. Sėdynė, rankinis. Čia jau motociklo tipo vairas, kaip matome. Motociklo tipo vairas. Tai tuo jisai skiriasi nuo Titano labiausiai, kad yra atvira kabina. Motociklo tipo vairas, taip pat yra palėtintojas. O taip atrodo šitas modelis be kabinos. Gražiai atrodo, atviras, patogus. Ir bulvę suvežt galima, burokus, įvairius dalykus. Jau, kaip sakant, nebe tas balandžio mėnesio bumas. Pagaliau šiek tiek atsilaisvinome ir viskas vyksta ypatingai greitai dabar. Ta pačią dieną praktiškai išvažiuoja transportai. Va, su stogu kokie faini yra netgi. Pilkas gerai atrodo bulius. Na, ir atsisėdome. O taip atrodo šis transportas. Išbandome pralėkti su juo. Šitas Bull transportas, Ride Bull, jau yra su baterijomis. Oho. Jėgos daug. Varom. Štai, pravažiavom pro užuolaidas. Pirmas dalykas įveiktas. Taip, puikiai pratilpsim. Ir čia toks pats modelis yra su stogu ir stiklu, be durų. Bull Plus vadinasi. Riedis LT tinklapyje, viską pamatysite. Nu ir va, išvažiuojame iš sandėlio. Wow, šitas šiaip valdosi tai labai lengvai bulius. Ir galiniai stabdžiai. Rankinis, puiku. Gal pasikraut kokių krovinių atvežti reikia. Nuvažiuoti vat prie upės, pas mus graži upė yra. Gale didžiulė, jaučiasi trauka. Ride Bull, galit registruoti, galit neregistruoti. 1 kW. Štai lempos, kaip grėsmingai šviečia. Didesnis krovinių skyrius, tiksliau aukštesnis bortas už Titano. Ir pakeliam krovinių skyrių. Pasižiūrim, kaip tuomet jisai atrodo. Viskas nusiverčia lygiai, atsidaro irgi. Ir čia jau yra elektronikos skyrius. Baterijos 45 Ah švino rūgštinės. Visas detalės turime vietoje, kontrolerius, įtampos skaitiklius, variklius, padangas, ratus. Tvirtas, galingas modelis. Dar vienas geras dalykas šiame modelyje – daiktadėžės. Didžiulės daiktadėžės po apačia. Čia randame greitą įkroviklį. Mes irgi to skiriamės, kad yra greiti įkrovikliai. Tai yra geresnės kokybės baterijos, kurios gali atlaikyti 6 amperų įkroviklius. Šitas transportas pasikraus pakankamai greitai, 45 ampervalandas, apie 8 turbūt valandas. Dar įdomi funkcija. Čia yra tokia atlošas paminkštintas, bet jis gali nusilenkti štai taip.
Ir gale gali atsisėsti tuomet žmonės ūkyje, pavežti juos ir kartu su daiktais. Faina funkcija. Taigi viską mes apgalvojame. Viskas. Raidė Toro, raidė Bull, matėte Bull Plus su stogu, matėte Titan su kabina, kaip važiavome, kaip buvo linksma, kaip buvo patogu, kaip buvo faina. Atvykite į Riedis LT saloną Vilniuje pas mūsų partnerius, kurie pardavinėja Raidę produkciją ir mes jūs aptarnausime ypatingai gerai. Liksite patenkinti ir jūsų naujasis elektrinis pagalbininkas padės sutaupyti kuro sąnaudas, atlikti ūkio darbus be jokių gedimų, nes tai elektrinis transportas iš patikimų rankų, iš Riedis LT. Iki! Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.